Visada kiekvienais metais kažkas keičiasi. Matot, vieną kartą ten ETF akcijos kyla, kitą kartą auksas, sidabras ir tikrai labai sunku susigaudyti, kaip teisingai elgtis su finansais. Tai vat pakvietėm profesorių Jasinavičių, kuris jau labai patyręs yra investicijose, tai jisai irgi pakalbės, kaip teisingai pagal jūsų gyvenimo etapus susidėlioti savo finansus. Taip pat bus daugiau specialistų, bus nekilnojamo turto ekspertas Arnoldas, kuris irgi palyginsim iš tikrųjų, ant kiek jau aukštai mūsų yra nekilnojamo turto kainos Lietuvoje su Europos Sąjunga, koks kilimas yra čia, verta pirkti ar neverta pirkti nekilnojamo turtą, ar geriau nuomotis. Taip bus irgi advokatė, irgi kalbės, kaip išsaugoti turtą. Taip, tokia realybė, ne, kad kas antra šeima skiriasi ir kai mes kažką perkam, imam kreditus, irgi labai svarbu žinoti tos teisinius dalykus, kur kartais nepasikarščiuoti, o geriau kartais, kai turim bendrą vienodą informaciją, galima be jokių kartais advokatų susitvarkyti savo turtą, nes, kaip sako, visuose ginčiuose teismuose išlošia ne tie, kurie bylinėjasi, bet advokatai. Tai kad taip nebūtų, jums advokatė tiesiog papasakos, kokie yra būdai, kaip galima saugiai, pavadinkim, su mažom išlaidom susitvarkyti savo turtą. Kaip išsaugoti turtą, apie povedybinės sutartis pakalbėsim. Nes kai mes einam į bankus, turim labai žinoti savo teisės. Taip pat bus verslo konsultantai, Mantas kalbės apie jajų, taip kaip mes galim tiek versluose, tiek savo finansuose išnaudoti jajų. Taip, aš asmeniškai pakalbėsiu ir parodysiu jums, labai dažnai žmonės nesusimąsto, bet kai mes pasakom, žiūrėk, už tavo paskolas gali sumokėti kiti. Ir žmonės, kurie daugiau skiria laiko savo finansiniam raštingumui, tai jau žino, apie ką aš kalbu, ne? Kad nuomininkai apmoka tavo paskolas, taip? Ir tu savotiškai jau kuri verslą. Ir labai dažnai žmonės kartais turi 2, 3, 5 nekilnojamus turtus ir jie kažkaip atsipalaidavę, sako, ne, aš verslo neturiu, ne? Bet iš tikrųjų tai realybė tokia, kad jūs jau esat verslininkas, jeigu turit 2, 3, 4 nekilnojamą turtą, tai jau savotiškai tai jau yra verslo sistema. Bet ar jinai gera ar bloga, jau čia pakalbės, bus 2 Mindaugai, kurie verslo treneriai. Ir esmė, kad reikia teisingai pradėti daryti verslą, nes kartais, kai įvyksta kažkokie kovidai arba mokesčiai pakyla, iš karto kažkoks stresas, nes tu nesupranti, kad tavo nekilnojamas turtas, kreditai, pasyvai, aktyvai, tai ir yra, jūsų jau toksai, pavadinkim, kad ir nedidelis, bet jau jisai yra verslas. Ir kuo mes tą verslą tvarkingiau darysim, tuo gausim didesnę finansinę naudą ir tikimybę, kad už tas paskolas jau mokės kiti. Tai aš papasakosiu, kaip pagal mano sistemą, kurią mes jau naudojam daugiau nei 15 metų, galima turėti nuo 1 iki 10 nekilnojamo turto, taip, ir už jį jums nereikės mokėti, taip, jūs netgi galėsite išeiti iš darbo ir jau gauti pasyvias pajamas, ir jūsų darbas bus prižiūrėti savo turtą, taip, ir jeigu dar tvarkingai su advokatė susidėliosit kitus niuansus, kaip išsaugoti turtą, taip, jau galėsit, galima sakyti, jau būti finansiškai laisvi, taip, nes būsit susikūrę savo tokią, pavadinkim, darbo vietą, taip. Tai paskubėkit, jau kitą savaitgalį, balandžio 25 dieną mes susitinkam, tai yra mūsų asociacijos bendruomenė, susitinka su ekspertais ir jeigu jūs pageidaujat, galite prisijungti prie mūsų, skirkit vieną dieną. Jau kas mėgstat, ar esate ėję pas konsultantų, žino, kad šiandien 1 valanda kainuoja apie 300 eurų. O jums net 100 eurų nekainuos vienas bilietas su 8 ekspertais, tai čia jau gaunasi 2400 eurų nauda, taip? Ir tikrai net nebejoju, kad išgirsit daug gerų patarimų, nes šiais metais yra labai daug reformų, ne? Ir pensijų, ir mokesčių, ir kreditų reforma, ir tokius dalykus turit žinoti, taip? Nes viena klaida, vien tik tai, kad jūs kažko nesužinosit, galite permokėti mokesčių inspekcijai, galite permokėti bankui palūkanas, taip? Dabar, kas vyksta su pensiniais fondais, žmonės taško pinigus, taip, tai bent jau iš tų, kur gavot iš pensijų fondo, tikrai skirkit dalelę savo finansiniam švietimui ir tikrai bent jau ateikit į šitokį renginį, kur galėsit užduoti savo klausimus, taip, ir pažiūrėti, kurie kryptim einat ir ką reikėtų pasidaryti geriau, ne, savo finansus.